Sveiki atvykę į Helisotą, į mūsų Helisotą. Mes vienintelė jau 20 metus Lietuvoje veikiantis sraigtasparnio techninės priežiūros bendrovė. Čia labai smagu dirbti. Nuo pat pirmos darbo dienos Helisotoje mane sužavėjo draugiška darbinė aplinka, nerealūs kolegos ir puikus jų humoro jausmas. Pats darbas yra išskirtinis ir labai dinamiškas ir todėl čia visiškai nėra vietos rutinai. Helisotą labiausiai myliu už galimybę. Tai yra galimybė augti, galimybė mokytis, klysti ir taisyti. Kuomet susimastau, kodėl man patinka mano darbas, tai suprantu, jog turbūt neatsiras nei vieno, kuriam nepatiktų kelionės po Aziją, bendravimas su kitų kultūrų žmonėmis, bei galimybė pažvelgti į pasaulį iš viršaus, skrendant sraigtasparniu. Helisota tai įmonė, kuri nori ir nebijo keistis. Ši įmonė dirba stiprus ir nebijantis kitaip mąstyti darbuotojai. Kiekvieną dieną eidama į darbą, aš žinau, kad aš įgyvendinsiu kažką naujo arba patobulinsiu jau esamą. Tam aš turiu visapusišką laisvę ir stiprų generalinio direktoriaus palaikymą. Nuo paauglystės domėjausi aviacija ir žiūrėdavau laidą Aerodromas, kurią rėmė Helisota. Nuo tada susidomėjau, ką ši įmonė veikia ir koks jausmas yra joje dirbti. Būtent ši įmonė man suteikė galimybę augti ir tobulėti aviacijos srityje. Mes tai mūsų įmonė. Žmonės, kurie neieško lengviausio kelio problemams spręsti. Helisota tai specialistai, kurie myli savo darbą ir kiekvieną dieną padaro kažką svarbaus. Mes esame komanda užsikrėtusi aviacijos virusu ir neketiname jo išsigydyti. Ir kiekvienas susirgęs aviacijos liga labai laukiamas mūsų mylimoje Helisotoje.